į šoną, kalbėdamas apie tą, apie išgijimus, apie sveikatą ir apskritai apie medicinos ir sveikatos santyki. Tokia tema mano buvo užplanuota iš anksčiau ir aš nuo jos nenorėjau per daug nukrypti. Ta tema tai yra gyvybė ir gyvenimas, tačiau ji puikiausiai dera su tuo, apie ką mes kalbėjom, kalbėti apie tapatybės paieškas ir apie tapatybės išgijimą. Taigi, galvodamas apie gyvenimą, žmogus ieško tapatybės išorinėse dalykuose. O čia ta tema, kaip sakiau, gyvybė ir gyvenimas. O čia aš nuolat prieš pastatysiu tos du žodžius. Daugumoj kalbų gyvybė ir gyvenimas yra vienas žodis. Tiek angliškai, tiek vokiškai, tiek rusiškai. Lietuviškai mes turime du žodžius – gyvybė ir gyvenimas. Pabandykit pajausti skirtumą tarp šitų dviejų žodžių. Gyvybė ir gyvenimas. Aš šiandien apie tai dažnai ilgai ir nuovožiai įkalbėsiu ir bandysiu kai kur prisiminsiu pabrėžti šitą skirtumą. Taigi, galvodamas apie gyvenimą, žmogus ieško tapatybės išoriniuose dalykuose ir rūpinasi savo kūnu, savo įvaizdžiu, keičia vaidmenis, kaukės, rūpinasi savo protu ir kitais apčiuopiamais dalykais. O kai žmogus ima mąstyti apie gyvenimo esmę, gyvybė. Gyvenimo esmė yra ne gyvenimas, bet gyvybė. Tapatybės jis jau ieško tame, kas slypi po paviršiumi, po įvairiomis gyvenimo apraiškomis. Jis tapatybės ieško tame, kas išlieka. Kas išlieka nusimetus visus įvaizdžius ir kaukės, visus vaidmenis ir netgi mūsų fizinį kūną, kai praeiname pro mirties vartus. Ir toks trumpai sakant, tapatybės išgijimo kelias, kuriame yra daug vingių, sustojimų ir, aišku, klystkelių. Tačiau tuo keliu pradėjęs eiti žmogus stengiasi išlaikyti pagrindinę kryptį, orientacinę pagrindinę kryptį ir per daug nuo jos nenukrypti. Aišku, tokių sustojimų, vingių būna nukrypimų, bet vis tiek reikia išlaikyti tą pagrindinę orientacinę kryptį. Bet praėjusį kartą mes nemažai kalbėjome apie tą juodąją dėžę arba potrauminio streso sindromą, o simboliškai pavadinant juodąją dėžę, kuri yra kiekviename iš mūsų. Tai, kas gyvenime buvo, ten viskas yra surašyta ir ypatingai neigiama patirtis. Kaip sakiau praėjusį kartą, kad tai jau yra viskas apie mūsų praeitį ir ypač patys skaudžiausi prisiminimai. Psichologinis kelias ar metodas, kaip susitvarkyti su juodąja dėžė, yra toks. Toks skaudžius prisiminimus, kurie iš patamsių, iš kažkur tai patamsių įtakoja mūsų elgesį, reikia kažkokiu būdu tai ištraukti, kabutėse ištraukti iš tos dėžės, tai yra prisiminti. Vienaip ar kitaip prisiminti, bet tai yra sudėtinga ir ne visada pasiseka. O antra, kaip elgtis su tais skaudžiais prisiminimais, kurie tave taip žeidžia? Kaip pakeisti požiūrį į juos? Ar pajėgsiu aš priimti tos labai skaudžius prisiminimus, kurie kažkur tai giliai nukišti? O tai sako, kad mano požiūris į juos yra labai neigiamas. O gal yra kitas kelias arba būdas? Na, tas kelias yra. Ir pati gamta ar žmogaus psichika jį mums sufleruoja. Žmogaus psichika yra taip sutvarkyta, kaip jau praėjusį kartą minėjau, kad skaudžias vaikystės patirtis ir apskritai skaudžias patirtis jį nukiša giliai ir mes jų neprisimename. Neprisimename tam, kad skaudi patirtis mūsų nežeistų ir netraumuotų. Taigi gamta sako, kad prisiminti nebūtina ir galbūt net nereikia. Tai gal ir nieko nereikia daryti. Reikia ir labai reikia. Tačiau kitaip. Tačiau būtent kitaip. Reikia gydyti tapatybę, kitaip sakant, susivokti, kas mes iš tikrųjų esame. Kai žmogus vienaip save tapatina, vienaip save suvokia ir su kažko tai nutapatinasi ir kai suvokia, tai jis reaguoja į gyvenimą kitaip. Tai yra gyvenai, o jis kai kitaip save suvokia ir tapatina su kažko kitu, tai į gyvenimą jau jis reaguoja irgi kitaip. Taigi paprastoji psichologija, ji dažnai vadinama ego psichologija. To nemoko.
To moko religija ir transpersonalinė psichologija, lietuviškai tai yra už asmeninį psichologiją. Už asmenį. Trans tai reiškia už. Religija apie tai kalba gana bendrais bruožais, o transpersonalinė psichologija kalba apie tai gana konkrečiai įvardindama asmeninį ego, tą mūsų mažai aš, apie kurį kalba visos psichologijos ir daug kalba ir Vydūnas, ir taipogi už asmeninį arba transpersonalinį, aš iš didžiosios dvi raidės. Vydūnas tai vadina esminguoju aš. Tai yra tai, kas yra už asmens, už ego. Ir atsiskyręs nuo iliuzinių tapatybių ir suvokęs savo tikrąją tapatybę ir tapęs už asmeninį aš, žmogus visai kitaip jau, kaip sakiau, visai kitaip vertina ir reaguoja į savo juodosios dėžės turinį. Jis jam tampa neaktualus ir ta neigiama patirtis savaime pamažu įjungia, integruoja į save kaip savo likimą, kaip savo paties gydalį. Jis nebesistengia keisti buvusios skaudžios praeities, bet paverčia ją savo gyvenimo pamokomis. Kai keičiasi į savęs suvokimas, keičiasi požiūris į tai, kas pas tave yra, į tai, ką tu turi. Ir šitoks požiūrio į juodosios dėžės turinį pasikeitimas vyksta pamažu, neskausmingai ir beveik nepastebimai. Tačiau tai būna tik vis labiau susitapatinant su tikrąja tapatybė, su už asmeniniu aš. Tai va čia taip trumpai. Tas toks parodo, tai aš čia, kaip sakiau, kaip tai yra pagarsinau kitokį metodą. Mes apie pirmąją metodą, kurį siūlo daugelis psichologijų, praktiškai visus, kalbėjome ir sakėme, kaip tai yra sudėtinga, kaip tai ištraukti, kaip tai prisiminti. Galima tai daryti ir daug kas daro, bet kaip sakiau, tai yra kitas kelias ir mano nuomonė, tai yra tas kelias yra, nežinau kaip tai pasakyti, jis kitoks, bet jis vadinasi, jame labiau atsiskleidžia žmogus kaip sudėtinga būtybė, kad jame yra ne tik tas mažasis aš, kuris taip skaudžiai reaguoja į tą tamsią praeitį, bet yra tas aukštasis aš. Ir tas aukštasis aš, tas už asmenis aš ir yra tikrasis aš. Tik visa bėda, kad mes su to aukštuoju aš dar labai nedaug ir mažai pažįstame. Ir su juo reikia susipažinti. Tai va, apie transpersonalinę psichologiją mes šiandien nekalbėsime. Lietuviškai apie transpersonalinę psichologiją yra labai mažai, beveik nieko nėra. O kalbėsime, tai irgi kažką tai mes kalbėsime apie tą aukštesnį aš, daug maž truputį kitaip, kai sakiau, kai kalbėsime apie gyvybę ir gyvenimą. Tai va tie du žodžiai, gyvybė ir gyvenimas, lietuvių kalboje galime vartoti kaip sinonimus, bet tai nėra tikri sinonimai. Sakoma, atėmiau savo arba kitam gyvybę. Tai neteisingas pasakymas. Galima atimti tik tai gyvenimą. Gyvybės niekas negali iš manęs atimti, arba aš negaliu iš nieko kito gyvybės atimti. Gyvenimą puikiausiai. Gyvenimą puikiausiai galima atimti. Gyvybė ne mūsų, bet tik Dievo rankos. Kai mes kalbam, kad atimti gyvybę, tai turime minty būtent gyvenimą. Tai mums reikia suvokti tą skirtumą. Gyvybė yra esmė, yra pagrindas, o gyvenimas yra gyvybės pasireiškimas. Gyvenimas yra gyvybės pasireiškimas, jos forma, pavidalai. Gyvenimas yra visiškai kitoks, jų forma, jų pavidalas irgi visiškai kitoks, bet jie visi turi gyvybę. Gyvybė yra tęstinė, visuotinė, gal net amžina, o gyvenimas yra dalinis, atskiras, laikinas reiškinys. Yra mano gyvenimas, yra Petro, yra Jono, Danutės, Onos gyvenimai, visi jie yra atskiri, tačiau jos vienė bendras reiškinys, tai ką mes lietuviškai vadiname gyvybė. Esame labai įsikabinę į gyvenimą ir nutolstame ar net pamirštame jo esmę, gyvybę, kurią įvardėme ir kitais žodžiais dvasia, siela ar dar kokiais nors kitokiais. Kad siela arba gyvybė vystytųsi,
sena forma, tai yra gyvenimas, turi užleisti vietą naujoms formoms. Kad siela arba gyvybė vystytųsi, tai gyvenimas turi užleisti vietą naujoms formoms, naujiems gyvenimams. O mūsų šitas dabartinis gyvenimas, kad mūsų siela vystytųsi, jis turi užleisti vietą naujiems gyvenimams. Turi užleisti vietą naujiems gyvenimams. Gyvenimas yra išorinis reiškinys, o gyvybė sąmonė arba tiesiog esmė, gyvybė, o gyvybė sąmonė arba siela yra amžina. Visa, kas išoriška, atsiranda ir suyra. O gyvybė arba siela vystosi. Ir jei gyvybė esmė, ir gyvybė yra būtent esmė, o gyvenimas forma sutampa ir sulimpa, kaip dažnai būna mūsųse, vystymas sustoja. Kai gyvenimas su gyvybė sulimpa, mes vienodai suprantame kaip sinonimus, tai vystymas sustoja. Ir kai gyvenimo formos pradeda irti, griūti, lygos, nelaimės, mirtis, mes vėl verčiami grįžti prie gyvybės. Tiesiog verčiami grįžti prie gyvybės. Mes kalbam apie reinkarnacijas, persikūnimus ir esame susirūpinę apie gyvenimo tęstinumu. Ne gyvybės, o gyvenimo tęstinumu susirūpinę. Neteisinga linkme eina mūsų rūpestis. Tai savęs nepažinimas, nesusipratimas, gyvybės tęstinumas nuo mūsų nepriklauso. Įamžina arba, kaip sakoma, Dievo rankose. O štai gyvenimas, priklauso ir nuo mūsų, ir mes juo to gyvenimu labai rūpinamės. Tai natūralu, taip turi būti, taip reikia. Tai, ką aš pasakiau, tai ir žinome, ir nežinome. Tai galime dar papildyti tokiais teiginiais. Žmogus vienu metu viską žino iki galo ir nežino. Vienu metu žino iki galo ir nežino, nes žinoti negali. Nes daugeliu dalykų žinoti negalime. Tai galime dar pridėti, kad kiek daug mes žinome, bet kiek mažai tesuvokime. Ir taip labai mes rūpinamės savo gyvenimu, kad pamirštame gyvenimo esmę, pamirštame gyvybę ir tada gyvenimas mums tampa gyvybė, tai yra gyvybės pakaitalu ir norime jį tą gyvenimą bet kokią kainą išlaikyti. Rūpinamės gyvenimo trukme, ilgamžiškumu ir netgi norime savo gyvenimą padaryti amžinu. Tačiau tai beprasmis ir nepasiekiamas dalykas ir net nereikalingas dalykas. Kodėl nereikalingas? Nes amžinumas jau yra žmoguje. Gyvenimas yra tik apraiška, tik pavydalas, tik forma. O visos formos ir pavydalai yra laikini. Tačiau pavydaluose yra ir amžinumo. Ir amžinumo ta prasme, kad jie nuolat suyra ir pasikartoja. Mūsų pavydalai, gyvenimo formos nuolat suyra ir pasikartoja. Tai, kas nuolat pasikartoja, tai irgi tarsi amžina. Iš čia yra tokia sentencija ar paradoksas. Nieko nėra pastovesnio negu laikinumas. Nes jis nuolat pasikartoja. Va štai mūsų gyvenime yra labai daug paradoksų. Visi didieji mokytojai ir ta pat Jėzus kalba paradoksais. Pažiūrėkite, kiek Evangelijų yra paradoksų, o visi ten Zeno mokytojai tai ištisai kalba paradoksais. Ir visus tos pasikartojančius gyvenimus, kuriuos vadiname persikūnimais, jungia gyvybė. Jei norime ieškoti tikrojo savęs, ieškokime ne gyvenime ar gyvenimuose, bet gyvybėje. Yra tokia lietuvių liaudies pasaka užrašyta Jono Basanavičiaus. Aš ją trumpai papasakosiu, aš ją kai perskaičiau, man jį labai patiko. Man patiko, tai aš istoriją pasidalinti. Kai vienas mužikas poną Petmon vešė. Ilga tai pasaka apie nedorą poną, kuris labai elgė savo žmonės, pateko tas ponas į pragarą,
o vienas mužikas nusiustas į pragarą, pamatęs, kaip tas ponas kenčia, papasakojo apie to pono, jo tėvo padėtį, sūnui pranešė ir tas ponas, jo tėvas, kad sūnus patikėtų, sako, įduok tu jam mano žiedą. Na, kai įdavė tas mužikas iš pragaro atneštą mirusio tėvo žiedą, sūnus patikėjo ir labai išsigando. Bet nežinojo, kaip toliau gyventi ir ką daryti su tėvo prikauptom gerybėm. O gerybė prikaupia tas, kuris nedorai gyvena. Taip, kurie turi daug gerybių, tai visiems, gali pasakyti, diagnozė aiškiai, nedorėlis, apgavikas. Teisinis apgavikas. Taigi, ką daryti su tom tėvo prikauptom gerybėm? Ir trumpai pasakoju, sutiko žilą senelį. Mūsų senuose pasakose senelis tai yra Dievo įvaizdis, simbolis. Ir klausė to senelio patarimo. Ir senelis padavė jam ragelį ir liepė papūsti rytų pusę. Tada susirinks daugybė ubagų, o tu juos vaišink. Taip ir padarė, bet liko dar daug gėrybių. Tada jam liepė pūsti į pietus. Vėl susirinko daugybė žmonių, vėl jis vaišino, dar liko puskį vakarus, vėl susirenka vaišina puskį rytus. Na ir dabar gėrybių po visų tų 4 papūtimų, tų vaišių 4 beveik nebeliko. Klausia, kas toliau daryti. Eik į Betliejaus miestą. Eidamas jis į tą miestą sutiksi žmogų nešantis pirštinės, nusipirks tas pirštinės ir grįž į namus. Grįžęs namo jis rado sudegusi dvarą. Gerybės visas išdalino, pagal patarimą nusipirko pirštinės, kurias liepė ir randa sudegusi dvarą. Senelis jam ir sako, aš pas tave jau 4 kartus vaišėse buvau, tai dabar tu pas mane ateik. Tu dabar pas mane ateik, nežinau, kur tu gyveni. Senelis jam sako, rytą atsikėlęs rasi pabalnotą žirgą, sėsk ant jų ir atjosi tiesiai į mano namus. Rytojus dieną ponaitis randa pabalnotą žirgą ir kelyje sutiko raitą žmogų. Jis susėdo ant to žirgo ir tas sutiko kitą raitą žmogų. Ir tas žmogus sako, aš būsiu tavo keliavedys į to senelio namus. O senelis, kaip sakiau, yra Dievo įvaizdis. Ir joje dabar abu ir klausė keliavedys ponaitį, ką tu galvoji? Niekogi negalvoju, atsakė ponaitis, tik labai noriu gerti. Gerk va štai šito šaltinio, jam sako tas keliavedys. Ponaitis nulipo nuo žirgo, atsikėlė ir grįžo atgal. Ir vėl klausė keliavedys, ką dabar myslė? Nieko nemyslė, atsakė ponaitis, tik begerdamas pa šaltinį palikau pirštinės. Grįžk ir pasiimk. Nuėjo ponaitis pa šaltinį ir mato, kad ant jo pirštinių guli numirėlis. Ant jo pirštinių guli numirėlis. Atgal, sako keliavedžiui, kad ant jo pirštinių guli kažkoks numirėlis. O keliavedys jam ir sako, tas numirėlis tai tavo paties kūnas. Tas, jis jo nepažino. Man čia šitą vietą ypatingai patiko. Kai atsiskirsiu nuo kūno, būsiu siela, tai kūno nepažinsiu, nenorėsiu jį matyti, taip kai kas ir nepažįsta. Kai gėrė vandenį, tavo siela atsiskyrė nuo kūno, pirštinės tegu ten ir lieka, jas pasiims tas, kuris palaidos tavo kūną, o mes abu dabar esame prie dangaus vartų. Tai pasakęs keliavedys pabeldė į duris, duris atsidarė ir leido juos abu. Tai va pasaka baigėsi. Tai vat matote, kokia ta pasaka yra. Labai yra pamokanti ir gili ta pasaka, apskritai, būtent apie gyvenimą ir apie gyvybę. Gyvenimą ir apie gyvybę. Tai va. Na va, ir vienoje kompanijoje buvo pasiūlyta papasakoti, ką tokio nekasdieniško. Na ir aš pabandžiau pasidalinti savo patirtimi, tokia nekasdieniška. Aš sakau, kartais žiūriu į veidrodį, žiūriu savo atspindį. Žiūriu, įsižiūriu akis ir galvoju, kas toks žiūri į mane. Kas toks žiūri mane. Ten ne aš nepažįstu to, kas žiūri iš to veidrodžio. Ten ne aš to nepažįstu.
Yra tokia prancūzų autoriaus knyga, Erikas Emanuelis Šmitas, Ugnies žiedas. Tai šitoj knygoje yra atskiras skyrius veidrodis. Jis kankinos ilgą laiką paauglystėje kankinos, kas ten žiūri į tą veidrodį, jis nepažįsta savęs. Auga mano kūnas, kojų, šlaunį, bet aš tai ne tas, aš tai ne tas. Paskui jis tą save atrado dykumoje, kai jis pasiklydo, liko vienas per naktį, Sacharos dykumoje, tada jis patyrė tokį mistinį išgyvenimą ir atrado tą save, tą tikrai aš. Taigi, ir aš nebuvau suprastas, suprato, kad aš net pažinau savo pasenusio veido. Veidą tai aš atpažįstu, bet ar tas veidas tai aš, ar tas veidas tai aš. Yra Juozas Gaižauskas toks aktorius, bet jis paskutiniu metu staigiai pradėjo rašyti knygas, jau bent 4 parašė. Tos knygos jam ateina iš karto, jam tik reikia užrašyti. Ir viena iš šių knygų yra Pasibaigęs žirgas. Pasibaigęs Dievo žirgas. Ir tos knygos pagrindinis veikėjas Jokūbas ir sako, ieškau savęs, kuris nėra Jokūbas. Ieškau savęs, kuris nėra Jokūbas. Na, kaip apie mane pamastysite. Bet matote, ne aš vienas taip mąstau ir ne aš vienas apie tai būtent kalbu. Taigi, aš irgi ieškau savęs, kuris nėra Aleksandras. Ir jums taipogi patariu tą. Patariu būtent tą. Daryti nuolat apie tai susimastyti tam, kad iš tikrųjų surastum save, kuris tu nesi, tas vardas, kurį tu gavai krikšto metu, kuris nesivadina tuo vardu, kurį gavai krikšto metu, tai reikia prabusti tikrąją tą žodžio prasme. Mes visi nusileidom į šitą erdvės ir laiko pasaulį, žemę. Ir tas nusileidimas į medžiaginę erdvės ir laiko pasaulį yra nepalyginamai svarbesnis negu iškilimas iš jo. Žodį nusileidimas aš radau ne tik tai Daukanto raštuose, bet ir pas Darviną. Dievas sako, Dievas leidžia sielą į pasaulį, leidžia. Bet aš tą žodį radau ir Darvino raštų, kurį mes laikom ką? Materializmo pagrindėjų. Ta žodį aš radau ir iškilimas, nusileidimas, iškilimas Vydūno raštuose. Ir man atrodo, kad tie žodžiai nusileidimas ir iškilimas ir gana vaizdžiai pasako, kaip vyksta gyvenimo pasikeitimais. Kaip vyksta gyvenimo pasikeitimai, ne gyvybės, bet gyvenimo. Mes nusileidžiam, paskui iškyla. Kūnas, aišku, eina į žemę, bet siela gyvybė iškyla. Taigi, Darvino veikalas apie žmogaus kilmę yra pavadintas Descent of Man. Apie rūšių kilmę, taip ir vadinasi Origin, rūšių kilmė. O apie žmogaus atsiradimą, lietuviškai šitais pažodžių išvertus yra žmogaus nusileidimas. O pas mus verčia žmogaus atsiradimą. Nusileidimas Darvinas rašo. Aš tik atsitiktinai, net vienoje knygoje radau kitokį vertimą. Pasižiūrėjau internete, kaip originalas iš tikrųjų angliškai reiškia žmogaus nusileidimas. Ne atsiradimas, o nusileidimas. Tai man, kas mums rūpi mūsų mokslininkas. Mūsų rūpi įsitikimai, ideologija, kurią mes išpažįstame, o tai, ką sako kažkas kitas, tai gali būti visiškai nepriimta į dėmesį, jei tai netitinka tos ideologijos, kurią aš išpažįstu, kurią būtent aš išpažįstu. Gyvenimas ateina paslapčia ir dažniausiai mes nieko neprisimename apie nusileidimą medžiaginį kūną. Kai kas šį bei tą prisimena. Ir labai įdomu, ir ne tik įdomu, bet labai prasminga pasidomėti ir pasiskaityti apie pačius pirmosius gimimo ir kūdikystės prisiminimus. Pabandykite prisiminti pačius pirmosius savo prisiminimus. O kur aš buvau iki to pirmojo prisiminimo? Kas buvau ir kur buvau? Kaip ten buvau iki to pirmojo prisiminimo? Ar mums kodėl tokie klausimai nekyla? Zombiai esame. Esame zombiai, užzombuoti tos mūsų kultūros, tos mūsų pasaulėžiūros. Tam, kad aš galėčiau gimti, tai turėtų būti kažkas tokio, niekas iš niekogi neatsiranda. Tai labai gerai atsimenu. Tai pats mokslas sako, kad
materijos tvarumo dėsnis, materija niekur neprapuola ir iš niekurgi nesiranda, ji tik keičiasi, ji tik iš vienos rūšies pavirsta kita. Mokslas pats savo prieštarauja, kai kas būtent prieštarauja jo priimtai ideologijai arba priimtom dogmom. Apie tai galima rasti pasiskaityti, bet labai retai apie tai reikia paklausinėti kitos. Aš daug klausinėjau dar, kai skaitydavau paskaitas Tautinės kultūros centre, aš iki gimimo visą knygą parašiau, ten daugybė pasakojimų, surinkau žmonių apie savo vaikystės prisiminimus. Apie iki gimimo netgi prisiminimus. Ir net iki pradėjimo suradau, kas prisimena. Net iki pradėjimo. Bet dušiam pečiais. Taip negali būti. O kodėl negali būti? Akivaizdu, bet neįtikėtina. Mes taip labai dažnai sakome. Akivaizdu, bet neįtikėtina. Kodėl? Patikėti trukdo mūsų pasaulėžiūrą. Tas kultūrinis pasaulinis puodas, kuris ant mūsų užvožtas ir mes tapom zombiai. Bet gal tokie, kurie atsimena iki, kaip sakoma, neprisimena, kas dabar. Kodėl neprisimena? Puikiausiai prisimena. Galbūt. Bet ar gali būti? Matot, Klausimas. Su žmogaus atmintimi gali būti pačių įvairiausių netikėtumų. Ir pačių įvairiausių pasireiškimų. Ir pačių įvairiausių pasikeitimų. O ta viena moteris, kuri prisimena save nuo gyvenimo, nuo nusileidimo ir buvimo iščiuose, tai jis su savo vaikais, sako, kalbėjo kaip su suprantančiais. Ne Lelinų, Liulių ar ten kažką čiučių. Kaip su suprantančiais žmonėmis. Visi kūdikiai supranta ir galėtų kalbėti, bet jie nevaldo kalbos padargų dar. Galėtų atsakyti, bet nevaldo kalbos padargų. Reikia, kad įsivystytų kalbos padargų. Bet šito mes kažkodėl nenorim to pripažinti, nes neleidžia būtent mūsų ideologija. Taigi, tai va toj mano knygoje, aš iki gimimo ten yra 63 pasakojimai apie prisiminimus prieš gimimą ir gimstant. Ir po gimimo. Kai anksčiau ar vėliau susivokime ir tampame sąmoningi, gyvenimas jau yra tapęs įpročių. Bet Vydūnas labai gražiai pasakė, kai žmogus atsibunda jau susivokia gyvenime, gyvenimas jau yra tapęs įpročių. O kas įprotis, apie tai mes apie įpročius negalvojam, darom automatiškai. Ir nuo to laiko, kai prisimename save, mums atrodo, kad prasideda mūsų gyvenimas ir netgi gyvybė. Bet tai jau dabar ir mokslininkų skelbiamas aklumas, kad nuo tada prasideda ir gyvenimas, ir gyvybė. Tai yra aklumas. Ir tai moksliškai mums skelbia šitą aklumą. Tačiau ta mūsų neprisimenamo gyvenimo pradžia ir yra pati svarbiausia. Nuo jos priklauso, kaip toliau klostysis ar klostysis kiekvieno žmogaus gyvenimo. Ta pati pradžia. Evangelija pagal Tomą yra tokia. Evangelija pagal Tomą yra nekanoninė, nerasite Biblijoje, bet internete galite pasiieškoti, yra išleista ir lietuviškai, yra dar sovietmečių išleista filosofijos tomas, vienas viduramžiai, ten yra Evangelija pagal Tomą. Ir ten viena Jėzaus ištarmė skamba taip. Mokiniai klausė Jėzaus, pasakyki mums, kokia bus mūsų pabaiga. Jėzus tarė, argi radote pradžią, kad ieškote pabaigos? Juk ten, kur yra pradžia, bus ir pabaiga. Palaimintas tas, kuris stovės pradžioje, jis pažins pabaigą ir neragaus mirties. Neragaus. Ne paties, o neragaus. Jis mirs kaip fizinis kūnas, bet jis iš esmės neragaus mirties. O čia ir vartojame kitą žodis. Ne mirs, bet neragaus. Tai va. Teko klausytis literatūros žinovo Boriso Averino paskaitos. Atmintis kaip asmenybė surinkėja. Averinas, naudodamasis rašytojų tekstais, kalbėjo apie savęs atsiminimą. Apie savęs atsiminimą. Tai jis daugiausia nagrinėjo rusų rašytojus, jis pats rusas. Vat noriu jūs paklausti, kokie būtent buvo patys jūsų pirmieji prisiminimai ir kiek jums metų tada buvo.
Ar kalbėjote apie tai su kitais, ar klausinėjote kitų apie jų pirmuosius prisiminimus. Tai ne tik įdomu, bet ir labai verčia susimastyti apie gyvenimo slėpinį. Ypatingai, jeigu atsiranda žmonėse tas, kuris prisimena gerokai anksčiau negu kiti, o kitas dar anksčiau. O kaip tai yra, kaip tai gali būti, kas tai yra ta sąmonė, kaip jie prasideda, kaip jie atsiranda. Tai mūsų mokytoja tai yra didžioji spraga sąmonės suvokimas. Didžioji spraga būtent sąmonės suvokimas. Vladimiras Nabokas savo autobiografiją, kuri pavadinta Kalbėk atmintie, Nobelio premijos laureatas Vladimiras Nabokovas, pradeda tokiais žodžiais. Lopšys supasi virš bedugnis ir sveikas protas sako, kad mūsų egzistencija tai yra trumpas šviesos blyksnis tarp dviejų mūsų tamsų. Sveikas protas. Vat ką tas reiškia sveikas protas? Na, materialistinė pasaulėžiūra. O vat kai aš prisimenu daugiau, suvokiu daugiau, tai sako, jau tau stogas nuvažiavo. Kai stogas nuvažiuoja, atsiveria dangus. Kai stogas nuvažiuoja, atsiveria dangus. Tai anksčiau tai aš su vienu tokiu kalbėjau, tai sako, mūsų kaime taip nesako stogas nuvažiavo, sako, ant debesies krašto užšokęs. Aš pats sako toks esu. Vaikystė, sakė, įsigandęs bėgo ar nuo vilko, ar nuo šuns ir vat buvau išėjęs. Ir paskui toks jau ir liko paplaukęs, kaip man sako. Vat jam atsiveria kažkas daugiau, atsiveria būtent kažkas. O čia vat tie mūsų naujieji smegenys, neokorteksas yra, liaudiškai sakant, stogas, kabutėse stogas. Ir uždengiam. Ir būtent mums uždengiam. Tuot baigiu cituoti Nabokovą. Taigi, sveikas protas sako, kad mūsų egzistencija tai yra trumpas šviesos blyksnis tarp dviejų mūsų tamsų. Nors tos tamsos tapačios, žmogus į bedugnę prieš gimimą paprastai žvelgia ramiau negu į tą, kurios link keliauja. Viena bedugnė ten, kur mes prasidėjome, o į kitą bedugnę, kurios link keliauja. O į tą, iš kurios mes atėjom, kažkaip mes visiškai nesirūpinam. Nei mums baimė, nei ką, mes jie tiesiog nesirūpinam. O va, ana bedugnė kelia susirūpinimą ir baimę. Kažkas tai netitinka. Kažkas būtent mūsų pasaulyje yra ne taip. Pat yra anglų rašytojo 19 amžiaus knyga Alisa veidrodžių karalystė stebuklų šalyje, dvi knygos yra. Pasakų knyga. Bet tai iš tikrųjų rašo apie tikrovę, kokia į tą tikrovę yra, kokia ta tikrovė yra. Karalienė Alisa sako, prisimink, kas bus. Prisimink, kas bus. Alisa sako, mano atmintis netokia. Kaip galiu prisiminti tai, ko dar nebuvo? Karalienė atsako, bloga tavo atmintis, reikia lavintis. Na, iš pradžių truputį pykit. Galima prisiminti tai, kas bus. Bet vėliau pripranti, bet būtent vėliau pripranti. Na ir mūsų žemiška, kaip sakyti, žemiškas gyvenimo būdas, gyvenimas fiziniame kūne su tokiomis smegenimis yra ypatingas gyvenimo būdas ir tikriausiai to mums reikia. Bet tik tai mes tame gyvenime, kuris labai yra uždaras, yra atskiriamas nuo visumos ir nuo tos bedugnės, iš kurios iškylome ir į kurią sugrįšime, tai va šitas gyvenimo būdas, tam tikra prasme mums nėra parankus. Bet va štai, bet tai jis leidžia patirti, va toks gyvenimo būdas, toks kūnas, tokie smegenys leidžia išgyventi ypatingą patirtį, kuri mums būtent yra reikalinga. Va. Ir iš tikrųjų pykina, kai smegenys verčiamos užsiimti kokia jums dar neįprasta veikla. Ta galima labai patirti patiems ir praktiškai, kuri jeigu visiškai veikla yra neįprasta, tai mums smegenys tam truputį ir priešinasi. Taigi prisiminimai yra vienintelis rojus, iš kurio mūsų niekas negali išvaryti. Kaip sakė popiežius Jonas Paulius II, Aurelijus Augustinas, tas vyskupas ankstyvųjų viduramžių,
Šventasis sako savo išpažinimuose, atsiduso su nuostaba. Didžiulė yra atminties galia, bauginama didžiulė mano Dieve, gilus ir beribis rūimas, kas yra pasiekęs jo dugną, atminties dugną. Ir tai yra dvasia, ir tai esu aš pats. Kas tad aš esu mano Dieve? Kas tad aš esu mano Dieve? Tai va citata iš Aurelijaus Augustino išpažinimų. Na va, vėliau poetė Aldona Puišytė sako, atmintis man tai metafizinis slėpinys, ji tarsi padeda susigrąžinti prarastą laiką, joje šaknis, laikančios ir maitinančios dabartį, kaip ženklas paveldėto žiedo antspaude, ką jį primena, į kokias gilumas veda sapnuose, regėjimuose ir nuojautos. Nu tai nepatikrin, mokslinio požiūrį tai nevertingas, nes to negalima patikrinti, bet iš tikrųjų tai yra labai vertinga savęs ieškojime, savęs tyrinėjime. Taigi, kas aš esu, ką mes atsimename apie save? Mes domimės ir dažnai bijome tos amžinybės, kuri laukia mūsų po mirties, tačiau mūsų visiškai nejaudina amžinybė iki gimimo. Na ir bandysime apie tai kažkiek tai užsiminti. Na ir kalbėsime apie atsiminimą kaip apie dvasinį aktą, kaip asmenybės atstatymą, prisikėlimą, kaip laiko nugalėjimą, nes atmintyje laikas yra nelinijinis, o apskritas ciklinis. Ir joje atmintyje labai svarbu atrasti ryšį tarp dabartinio savęs ir to, kuris buvo praeityje. Kad mūsų mokslas įvedė mus į eilinį laiką. Nors tiesą sakant, eilinį laiką išrado teologai, krikščionybė. Mokslas tik tai pasiekė tą pačią aplinkybę. Būtent krikščionių teologai ištiesino laiką. Iki krikščionybės laikas visose tikėjimuose, kultūros buvo ciklinis laikas, pasikartojantis, amžinas laikas. O štai kai pradėjau kalbėti apie antrąjį Kristaus atėjimą, apie laikų pabaigą, laikas buvo ištęstas. Tas lankas buvo ištęstas. Pradžia ir pabaiga. Ir tai yra proto konstrukcija, tai yra smegenų konstrukcija, tai netikrovė. Tai tuo mes tikime. Tikrovė laikas yra ciklinis ir nuolat pasikartojame. O eiliniu laiku mes tik tai tikime. Tai yra mūsų, kaip sakant, teologų išradimas, kuris labai patiko mokslininkams ir jį tą išradimą, kaip matote, jį perėmė. Va tai laikas būtent yra ciklinis, nuolat pasikartojantis. Kas yra asmenybė? Asmenybė yra tai, kas aš esu dabar, koks buvau praeityje ir kaip sujungti praeitį į dabartį su praeitimi. Ir va čia aš truputį pasinaudoju va šito literatūrologo Averino paskaita, kurią jis skaitė studentams. Ir aš stebėjusi, bet tai jau buvo jau ne sovietmečiu, jau Rusijoje, galbūt prieš 15 metų. Va tokias paskaitas skaito ten Rusijoje, pas mus apie tokias paskaitas ir galima tik pasvajot, kaip sakyti, universiteto studentams, kada gilinamasi į pačią gelmę, kada ieškoma atminties paieškas, kaip sakant, į sielos paieškas. Taigi, ieškoti save atsiminimuose yra sunkumo paslaptis ta, kad 95–99% mes nieko neatsimename. Ir asmenybė mūsų yra daugybinė. Apie tai kalba psichologai, kad aš tai yra visa minė. Bet suskilusi, įsibarščiusi, fragmentiška asmenybė. Apie asmenybę galima išgirsti pačių įvairiausių nuomonių. Kokie 50 nuomonių galima apibrėžimų asmenybės galima išgirsti. Ir kiekvienas psichologas švietimą ir pateikė savo asmenybės apibrėžimo variantą. Va štai Gurdžievas, tai vienas iš tokių 19–20 amžiaus garsesnių ir psichologų ir mistikų, sakė, žmogus tai 3 aukštų fabrikas. 3 aukštų. Kūnas, protas ir iš jo siela.
Na, tai tik tai skirtingai žodžiais pasakytas apie asmenybės sudėtingumas, jos daugiasluoksniškumas. Asmenybę galima suskirstyti į įvairų skaičių sluoksnių. Nėra tiek svarbu, kiek mes tų sluoksnių išvengsime, įvairios teorijos, įvairios mokyklos ar filosofijos įvardina vienokį arba kitokį sluoksnį, na mažiausiai tai bent 3. O kiti ir 7, ir 9, ir 12. Bet tai jau nėra esmė. Svarbu suvokti, kad žmogus yra daugiasluoksnis. Rusų rašytojas Bugajevas pravardė arba sinonimų, tai yra pravardė Gibielai, rašė, kad mūsų sąmonė tai didelis daugiabutis namas, kur daug kas gyvena, bet niekaip nepasiduoda sujungiami į vieną visumą. Platonas sakė, bet kokio žinios mums yra atsiminimas atpažįsta. Atsiminimas atpažįsta. Bet kokio žinios yra atpažinimas, galima kažką prisiminti, bet neatpažinti. Prisiminti, bet neatpažinti. Sapne mes daug ką atsimename ir sapnuojame, bet bėda ta, kad neatsimename. Neatsimenu. Vieną kartą man sapne įvyko toks. Aš atsimenu, atpažinau sapne veikiantį vyriškį, kurį aš sapnavau, kad tai aš pats. Tai buvo kažkaip tai sudėtinga. Bet čia tai mes prisimenam sapne, bet neatpažįstam. Prisiminti mažą, bet reikia atpažinti. Atpažinti save tuose sapnų veikėjuose. Atpažinti save šituose sapnų veikėjuose. Reikia daug kartų sapnuoti, tai atpažinti. Nu, va, Jeigu tai vieną kartą nepasikartoja. Taisyklių čia nėra. Taisyklių čia nėra. Čia kiekvienas eina savo keliu, Bendri principai yra, kažkokie tai bendri principai yra. Va, turiu atsiminti, atpažinti tą savo sielos būseną, kad tai buvau kažkada, kad kažkada tai buvau ten, slėpiningame esmiškume, kažkur tai, kažkokiame tai įvykyje, kažkokioje veikloje, o galbūt kažkur tai netgi pas patį į Dievą, prisiminti tą savo esatį. Ir tai yra tas tikrasis žinojimas. Ten turi patekti atsimenantis žmogus. Ten yra visos žinios, todėl bet kokios žinios yra atsiminimas, tokiame atsiminime slypi ko gero pati būtent tikriausia tiesa. Va štai toks neįprastas pavyzdys. Pavelas Florenskis rašo dienoraštį. Ar galite įsivaizduoti tokią dienoraščio formą? Jis rašo, ką šitą dieną atsiminė. Užrašo, ką jis atsiminė. Ne kas įvyko, bet ką atsiminė. Įprastas dienoraštis tam tikros diena ir tada kas atsitiko, o jis rašo, ką jis atsiminė. Įprastas dienoraštis tai gyvenau, kas atsitiko, o jau ką jis atsiminė. Ir Florenskis sako, kad laikas nelinijinis, bet apskritas, praeitis niekada neišnyksta, nors jį gyvena paslėptų būdų, kaip ir ta juodoji dėžė. Bet jį veikia, mūsų ta praeitis veikia kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką. Kitas pavyzdys yra Bugajevo knyga Katinėlis Kraidūnas, rusiškai originalė Kotiklėtaja. Ir mažai kas ją skaito, nes pasak Averino, tą knygą skaitant galima išeiti iš proto. Tai absoliučiai nesuprantama knyga. Jis pats, tas literatūrologas apie save sako, kaip perskaičiau Bugajevą Kotiklėtają, nieko nesupratau. Gerai sako, kad mūsų katedroje dirbo Maksimovas, kuris būdamas 14 metų tą knygą perskaitė ir daug ką suprato. Ir tas Maksimas, sako, man pasakė, kad aš nesupratau, nes pamiršau save. Todėl nesupratai, kad tu pamiršai save. O jis tas 14 metų, jisai suprato tą knygą. Na ir Bugajevas aprašo tikrovę, kuri neprieinama tiems, kurie pamiršo save, kurie būtent pamiršo save. Ir Bugajevas rašo, kad tai ne istorija, apie tai, ką buvau įsimylėjęs, su kuo susipykau, ar ką aš laikau savo draugais, bet mano gyvybės istorija. Ne gyvenime, bet mano gyvybės istorija. Ir pajautimas bei prisiminimas apie tą šalį, kurioje gyvenau iki gimimo.
iki gimimo. Yra apysakoje vieta, kur Bielai prisimena apie savo gimimą, paskui prisimena, kas buvo po gimimo, po pusės metų, po metų, po 2,5, 3 metų ir savo gimimą jis prisimena paprastai. Yra aš ir ne aš. Yra aš ir ne aš. Va, ir tas aš yra virš asmeninis. Tas kitas aš, ego, mažasis, yra vienas ir kitas. Ir va, tas aš yra kaip stebėtojas, o tas mažasis aš yra tas veikėjas, su kuriuo viskas atsitinka, kuris veikia ir su kuriuo viskas atsitinka, o tas už asmeninis aš yra būtent tas stebėtojas. Džekas Londonas, tai amerikiečių rašytojas, rašo: aš neprasidėjau nei tada, kai gimiau, nei tada, kai buvau pradėtas, augau ir vyščiausi per nesuskaičiuojamus milijardus, tūkstantmečių, visi mano buvusieji, visi buvusieji, aš turiu savo balsus, kurie aidi ir šnabžda manyje, o neįmanoma suskaičiuoti, kiek kartų man dar teks atgimti. Ir būdamas 3 metų Gibogajevas susirgo tymais ir jam atsivėrė atmintis. Ir jis pradėjo atsiminti, kas buvo iki gimimo. Aišku, to sunku patikėti, bet man tai jau visiškai nesunku patikėti. Žmonės atsimena, bet jie nepasakoja. Jie bijo, kad nebūtų pajaukti. Ir kai pajaučia, kad nebus pajauktas, pasitikėjimas, kai yra, tai jis ima ir papasakoja. Aš specialiai nerinkau, neklausinėjau žmonių, aš tik apie tas galimybės kalbėjau ir man paskui arba gaunu raštelį, arba ateina ir pasipasakoja. Po to. Apie tai būtent. Ir tas mano minėtas literatūrologas Avernas sako, kai aš tai perskaičiau ir pabandžiau susivokti, pradėjau klausinėti savo pažįstamų, koks jų yra pirmasis prisiminimas, ar jie neprisimena kažko tai keisto. Ir tapo įdomu, pasirodė, kad kai kas atsimena pusės metų, kai kas 9, 1,5 ar 2 metų. Yra toks rusų rašytas kitas Bielai, nes šitas, kurį aš minėjau, ne Pugajevas, ten jo neslapyvardis, bet tikra, ne Bielai, bet Bielovas. Yra jo knyga Lata apie Rusijos kaimą Vologdos srity iki revoliucijos. Tai va ten savo knygoje jis rašo apie savo kraštiečius, su jais jis kalbėjosi, rinko medžiagą savo knygoje ir sutiko keletą žmonių, kurie prisimena savo gimimą puikiausiai. Ten jis taip rašo savo knygoje. Dabar grįžtam prie šito Kotikletajo, tas katinėlis Skraidūnas. Kas yra nakambarys? Ir tas rašytojas, tas Bielai, serga, guli lovoj, kambarį, auklė, lempa, bet tas kambarys apsuptas tik 3 sienų, 4 sienos nėra, tuščia būtent siena. Ir jis jame gerai jaučiasi, o štai iš ten, kur turėtų būti 4 siena, ten kiaurai, iš ten kažkas nuolat atplaukia, ten kažkoks chaosas arba kažkas iš ten pasirodo. Ir kaip tą chaosą įveikti, mes dažniausiai tai uždarome. Man irgi teko kalbėti su žmogumi, kuriam siena nuvažiuoja ir atsiveria visai kitas vaizdas. Ir atsiveria būtent visai kitas vaizdas. Jeigu jis nueitų pas psichiatrą, tai jam gerai nesibaigtų. Jeigu tas psichiatras būtų tradicinės mokslinės pasaulėžiūros, jeigu jis būtų tradicinės mokslinės pasaulėžiūros. Bet kai jis apie tai nesigarcina, jis puikiausiai gyvena toliau. Puikiausiai būtent gyvena toliau. Tai va, ir mes atsiskiriame nuo chaoso, jis mums nereikalingas ir smegenų paskirtis yra atskirti, filtruoti didžiąją daugumą mūsų informacijos, apie tai kalba neurospecialistai. Smegenų paskirtis, viena iš smegenų paskirtis yra atskirti mus nuo to chaoso, filtruoti didžiąją dalį informacijos. Kitaip mes pražūtume tame chaoso. Kai stogas nuvažiuoja, jeigu žmogus nemoka susitvarkyti su ta informacija, kuri užplūsto, jis patenka pas psichiatrus, ten kur durys be rankenų. Tai reikia atsiminti. Ir kai rašytojai būtent užplūsta ta
informaciją, kurios neišeina išreikšti žodžiais, ką jis daro? Jis kalba simboliškai, metaforiškai, paslėptai. Tas pats Bugajevas rašo, ant bedugnės užmesta skraistė. Tai citata iš kito poeto Tiutčevo. Pakrovna brošina ant bezdų, ant bedugnės užmesta skraistė. Vat simbolis to, ką daro mūsų šitie kiti smegenys. Nu, kai kam ta skraistė prasiskleidžia daugiau ar mažiau. Ir nereikia, kad jį per daug prasiskleistų, mes prapulsime tame chaose. Prapulsime. Tai va. Na ir vat, kai šitas Avenas pradėjo klausinėti žmonių apie pirmosius prisiminimus, išgirdo įdomių dalykų. Vienas jaunas dailininkas papasakojo, kad jis prisimena, sako, sėdžiu ant kilimo ir juokiuosi. Man, sako, gal 1 metai ir juokiuosi. Tėvai žiūri mane ir taipogi juokiuosi, nes jie nesupranta, kodėl aš juokiuosi. O aš juokiuosi, nes noriu pasakyti, bet pasakyti negaliu, nes nemoku kalbėti. Neištariu žodžių. Tie žodžiai yra, mintis yra, bet negali ištarti, kalbos padargai dar nesusiformavę. Va, juokiuosi todėl, kad savo sąmonėje bandau įkalbėti, tarti žodžius, bet žodžiai dar nesitarė. Ir aš juokiuosi. Ir tėvai juokiasi, ir vienas kito, kaip sakyt, sunkiai nesupranta. Taigi va štai prisiminimas. Vienas iš tų prisiminimų, kuris yra man papasakojo vienas jaunas žmogus, mano paskaitų klausytojas. Save suvokiau, ar prisimenu nuo tos akimirkos, kai labai norėjau į žemę. Rodos iš viršaus nukritau žemyn, kritau iš nelabai aukštai ir atsidūriau kūnelį. Ir balsas pasakė, auk ramiai, paskui žinosi, ką turi daryti. Giliai atsidusau, kad man pavyko, nors buvo nepatogu, jaučiausi, kad negaliu judėti, kažkas tarsi televizoriaus ekranas papilkė ir įsijungė, kaip tie senoviniai televizoriai. Ir liko nepermatomas. Norėjau sušaukti, kad paliktų ekraną, neužtemdytą, tačiau tylėjau, nes žinojau, kad taip turėjo būti. Išjungs mane, atjungs būtent nuo žinojimo. Jaučiau palengvėjimą, pasitenkinimą, kad esu mažas žmogaus vaikas, bet tuo pačiu teko kažką paaukoti. Ir galbūt dalis sąmonės atsijungė, su visko susitaikiau, nurimau, mąsčiau, kas būtent bus su manimi toliau. Vat naršydamas po internetą netyčia atradau, kad Nikolas Keidžas, Jungtinių Amerikos valstijų aktorius, gimęs 1964 metais vienoje televizijos laidoje prasitarė, kad prisimena save iššiose. Prasitarė. Paskui gal jam teko ir neigti. Taigi prisiminimai yra gana įvairūs ir skirtingi. Tokie prisiminimai mokslui netinka. Mokslui reikia pasikartojamumo. Jeigu kažkokia informacija yra, ji turi būti pakartota. Visai kažkas kitas, kitokiomis sąlygomis turi būti pakartota. O jeigu ne, tai to nebuvo. Tokias taisyklės nusistatė savo mokslas ir to pačiu save apribojo tik tą mūsų regimą būtent tikrovė. Tai va yra tų prisiminimų pačių įvairiausių ir va jūs patys pabandykite apie tai būtent pakalbėti. Rusų filosofas Viačeslavas Ivanovas parašė autobiografinę poemą, kuri pavadinta Kūdikystė. Nemeluosiu nei žodžio, išmintingai kai ką nutylėsiu, štai ilga gyvenimo minėja prisiminimų palimpsesta. Čia aš išverčiau pažodžiui. Nemeluosiu nei žodžio, išmintingai kai ką nutylėsiu, štai ilga gyvenimo minėja prisiminimų palimpsestas. Yra du nesuprantami žodžiai. Taigi, daug simbolių, ilga gyvenimo minėja. Minėja tai yra kiekvienos dienos žydų apeiginė liturginė knyga.
kiekvienos dienos apeiginė liturginė knyga, va tai minė, tai, ką mes atliekame kiekvieną dieną. Palimpsestas, tai antrą kartą rašymui panaudotas pergamentas. Pergamentas buvo labai brangus ir va štai, kai nebuvo naujo pergamento, tai nutrindavo, nuskūsdavo senus tekstus ir užrašydavo ant jo kitą tekstą, tai yra palimpsestas. Ir dabartiniam technologijom tą seną tekstą atstato. Ir iš kompiuterio pasirodo nieko neįmanoma tikrai ištrinti. Geras specialistas, tu ištrini, jis tą atstatys. Tai palimpsestas. Tai visi vartoja tokį žodį. Atmintis mūsų ištremta, bet ji yra. Ištremta, bet ji yra. Nu, va, tai kai apie šitos dalykus nemastai perskaitai tokius žodžius, tai nei šis, nei tas. Žmogus parašė. Taigi poemoje yra daug simbolių, paslėptų žodžių, ilga gyvenimo, kaip sakiau, va, tai minė ir tas palimpsestas. Va, dar vienos metaforos pavyzdys. Ir iš rūko apgaubtos valties ant žemiškos būties kranto išlipo išvarytoji mano siela. Izgnanica duša moja. Originalas skamba taip. Išvarytoji mano siela. Kai ką ir išvaro. Kai kas eina ir nenorom. Kai kas eina labai norom. Na, o kai kas eina taip, kad reikia eiti. Tai yra gyvenimas, tai yra vystymas. Kitas rusų rašytojas Ivanas Budinas, jis ir prozą rašė, ir eilės, rašė savo autobiografinę apysaką Arsenjevo gyvenimas, parašė būdamas 50 metų. Jis tą apysaką pradeda taip. Mumyse nėra savo pradžios ir pabaigos jausmo. Mumyse nėra savo pabaigos ir pradžios jausmo. Ar mes apie tai pamastėme? Bet kai jis ruošėsi rašyti tą autobiografiją, apie tai giliai susimastė ir neatrado savyje nei pradžios jausmų, nei pabaigos jausmų. Ir vat ką jis rašo. Ir labai gaila, kad man pasakė, kada aš gimiau. Gaila, kad pasakė, kada aš gimiau. Jei nebūtų pasakę, aš dabar supratimo neturėčiau apie savo amžių. O kai pasakė, tai žinau, kad man dabar 50 metų. O dabar, kai pasakyta, sako, supratimo neturėčiau apie savo amžių. Va. Tuo labiau, kad aš dar visai nejaučiu, vis 50 metų, dar visai nejaučiu amžiaus naštos. O tai reiškia, kad aš būčiau apsaugotas nuo minties, kad po 10 ar 20 metų man liktai ir priklauso numirti. Kai žinau tą amžių, tai liktai ir priklauso numirti. Tai va, matot, kaip tai. O kai nepasakytas amžius, tai aš nežinau nei pradžios, nei pabaigos. O kai pasakytas, tai va, jau toks amžius, 60 metų, nu tai dar liko kokie 10, 20 ar 30 metų. Žinau, kad mano amžiaus pabaiga. Tai va, tai būtent, na, o mes būtent švenčiame savo gimimo dieną. Va. Tai yra dvasinis aklumas. Dar mano vaikystėje mūsų miestelėje gimimo diena nebuvo švenčiama, tik tai vardadienis. Tik tai vardadienis, kiek aš prisimenu. Didmiesčiuose jau šventė. O tas gimimo dienos šventimas atėjo iš vakarų Europos. Iš vakarų Europos. Pas mus būtent, o čia Lietuvoje šitas vardadienio šventimas buvo išlikęs ilgiausiai. Iki Smetonos laikais, kaip sakydavo, prieš paskutinį karą, netgi ūkininkas samdiniui vardadienio dieną duodavo išeiginę. Jis eidavo į miestelį, į bažnyčią, teikdavo išpažinti ir pasirodė, bet tas būtent jo vardas, tai yra jo globėjo vardas, yra jo angelo vardas, mokytojo, globėjo vardas, tai svarbu. O data gimimo, čia yra mūsų aklumas. Duoti gimimo datą, tai yra aklumas. Vienokia prasme, kitokia prasme, tai mums dokumentaliai tvarkyti gyvenimą, tai labai padeda visus tvarkyti, rūšiuoti, kaip sakant, imti mokesčius, išnaudoti visokiais būdais, kai mes visi žmonės, kaip sakant, suskirstyti, kada jie atsirado ir kada išnyks. Buhalterių tai labai tinka, bet Dievas nėra buhalteris. Dievas ten nėra buhalteris.
Apie savo kūdikystę Ivanas Buninas taip rašo. Savo kūdikystę prisimenu su liūdėsiu. Kiekviena kūdikystė liūdna. Skurdus, tylus pasaulis, kuriame sapnuoja, svajoja gyvenimą, dar ne visai gyvenimą prabudusi, visiems ir viskam svetima ir baili švelni siela. Patackas sakydavo, sako, aš savo pirmagimį vadindavau liūdnuku. Liūdnuku. Yra vaikai, kūdikiai, kurie pamaitinti sausį prižiūri, bet verkia, net rėkia. Siela blogai jaučiasi šitame ankštame kūne. Marina Cvetava yra pasakiusi, kaip man beribėj gyventi šitame ribotame pasaulyje. Как мне безмерно жить в этом мире мерно. Ribų pasaulį išmatuojama. Man beribė, kaip jame gyventi. Iš tikrųjų, kūdikystėje būna tokiu atveju, kai jeigu siela atkeliauja iš toli, iš tų aukštų pasaulio, po ilgo laiko, po ilgo tarpsnio neįsikūnimo, tai jį labai nejaukiai jaučia. Paskui pripranta tiek, kad sustapatina su to kūnu. Jis sustapatina su to kūnu. Aš iki paauglystės dar pasižiūrėdavau į dangų, o ten geriau. O paskui viskas. Panirau į tą ir Vydūnas apie tą labai rašo, kad vaikystės jautė tą, kad atėjęs iš šviesos. O paskui jaučiu tą panirimą į tą fizinį kūną. Bet va tas, kaip sakyti, tas esminė pajauta būtent taip ir išliko. Kai kas pasakys apie kūdikystę, kad tai auksinės laimės laikas. Tai nelaimingas, tai yra Buninas taip ir rašo, kad auksinės laimės laikas apie kūdikystę pasakysite jūs. O Buninas sako, tai nelaimingas, skaudus, jautrus laikas. Skaudus, jautrus laikas. Kol dar siela turi tą pajautą atsineštą iš ten. Kol jis įsikūnija, kaip sakant, įsirėmina, kaip sakyti, susitapatina su to kūnu. Kad tas mažasis aš, tas kūnas, savęs pajautimas ateina toli gražu. Ne iš karto, kaip ir kūdikis, kaip pirmiausia, sako, ranką nori imti, burna nori valgyti, paskui, kai sako, jau jaunukas ar onutė, jeigu nori valgyti ar imti, paskui jis ištaria aš. Ir tai yra didžiulis psichologinis įvykis, kai ištaria aš. Tai yra susitapatimas. Vat ką rašė Patackas, Algirdas. Vaikų akyse, ypač kūdikių, yra kažkokio keisto ir graudaus liūdesio. Savo pirmagimį vadinau liūdnuku. Jie nekalba, jie liūdi. Ar jie žino, kad jie išnyks, ar jie žino, kas yra pasaulio sielvartas. Turbūt vaikai nepaprastai protingi, jie žino daugiau už mus. Taip viename iš rašinių rašė Patackas, bet jis būtent mintį nukreipė kitur. Šiuolaikiškai mąstė, kad gal apie pasaulio sielvartą. Ne, jie liūdi tai, ką paliko. Žiūrėkit, kūdikis šypsos ir žiūri kažkur ten į palubę. Ir va ten jo draugai, jis juos dar mato, kurie jį saugoja, globoja, padeda įsijausti. Va štai kūdikiai miega labai daug. Ir va yra 4 miego stadijos. Gilioji miego stadija, 4, kada yra visiškai be jokių sapnų. Tai kūdikystėje šitoj gilioj miego stadijų kūdikis praleidžia virš 20 valandų. Paskui ta gilioji miego stadija trumpėja ir į senatvę beveik visiškai išnyksta. O ta gilioji miego stadija yra sugrįžimas ten atgal. Ten jis pailsi, jis nuolat miega, sugrįžta iš ten. Pailsi, pasisimė jėgų ir vėl grįžta atgal. Ir vėl būtent grįžta atgal. O va mes jau į senatvę tą galimybę vis labiau prarandame. Na, mums jau laikas visai iškeliauti būtent į ten. Ko metų vaikas verkia, sausas, sotus, mylimas, o jis verkia, kodėl? Ramunė Murauskienė,
psichologija, jos yra kelios knygos. Viena knyga yra Netobulos mamos užrašai. Ji taip rašo. Pagal antroposofiją pirmaisiais 7 metais prabudę vaikai gali būti irzlus, nepatenkinti, nes budrumo ir miego būsenų pokytis sukelia vaikams diskomfortą. Aš prisimenu, rašo būtent Murauskienė, savo pirmagimį. Gerus 2 metus dienos miegas baigdavosi riksmu. Prabunda rėkė. Mane tas vaiko verksmas siutindavo, nes nesuprato kodėl, nes nesuprato sudėl, būtent nesuprato, kodėl. Ir paskui jį rašo taip, kai dirbau psichologinėje tarnyboje, susipažinau su mama ir su jos berniuku. 6-metis sūnus kartais nenorėdavo išeiti iš namų, tiesiog sustingdavo prie slenksčio. Ir geruoju, ir piktuoju bandė, bet vaikas neina artyn. Jis kažką tai mato. Suaugęs nemato, bet jis kažką mato. Ir tai jam yra pagrindas sustingti, o suaugusiam nėra jokio pagrindo. Ir pasirodo, į savo nuotrauką atpažino, pasirodo, kad tas vaikas, kuris sustingdo prie tam tikroje vietoje nuotraukų, atpažino senelį, kurio niekad nebuvo matęs. Mirė anksčiau negu jis. Jau turėjo, ta Murauskienė taip ir sako, jau turėjo patirties su savo Augustinu, todėl drąsiai kalbėjau su mama, kad tai nėra joks sutrikimas, dėl kurio jie atėjo psichologinės pagalbos. Paaiškino, kad tai nėra nenormalumas ir mama įgijo drąsos pasitikėti vaiku, priimti unikalų vaiko normalumą. Unikalus nenormalumas, unikalus normalumas vietoj nenormalumas. Vietoj nenormalumas. Tai ir vaikas mato akimis, negalva. Ir vaikas būtent mato paprastai žymiai daugiau negu suaugusiai, paskui nuo 7 metų tas jų sugebėjimas matyti daugiau, stogas sutvirtėja, tas stogas atskiria nuo visumos ir vaikas pradeda matyti taip kaip suaugę, o jeigu dar ir mato, suaugė sako, kad tu čia neįsigalok, tu nemeluok, jis pradeda nebepasakoti ir paskui pamažu tas sugebėjimas išnyksta. Ne pas visus tai būna, bet pas daugumą ir būna. O visai kitaip elgėsi tos sielos, kurios greitai įsikūnė po mirties. Įsikūnė, aš turiu pažįstamų žmonių, kurie atseka būtent savo anūkose įsikūniusių žmonių. Ir jie sugrįžo greitai ir tas kūdikis kaip suaugęs. Jis ramus, tyrinėja, žvalgosi, jam čia viskas pažįstama, suprantama, nekalba, dar metų nėra. Sako, aš pasakiau tai anūkai, čia sako, čia tavo močiutės apyrankė, tu nešioti ją dar per maža, gausi ją, kai tau bus 16 metų, o jie sako, aš tą apyrankę jai padaviau o dabar, sako, tą apyrankę saugos mama. Tai į mergaitę tą apyrankę ir ištiesė mamai. Ir ištiesė. Saugos, viską puikiai suprato. Tik mes nesame nepastabus į keistumus, pas psichų nurašome į keistumus, į dar kažkuo, iš tikrųjų vaikas, jis elgėsi pagal tą savo suvokimą, ką jis iš tikrųjų suvokia. Ir nepasitikim to, ką pastebim, bet dažniausiai būna taip, kad mes visiškai tam netyt. Atsitiktinumas ir viskas. O kai pradedi stebėti, kiek tu pamatai šitokių sutapimų, kurie aiškiai parodo, kad yra tai, kas yra. Ko galbūt aš ir net nenoriu pripažinti ir panašiai.
Ir tas Buninas rašo toliau. Labai skurdžios tos žinios, kurias įgyjame per trumpą savo gyvenimą. Yra kitos žinios, begaliniai didesnės, apie tai mes ir kalbame. Mūsų sąmonėje nėra tabula rasa, tai yra tuščia lenta. Latiniškas čia posakis, tabula rasa, tai yra tuščia lenta. Vat kaip buvo toks suvokimas, žmogus gimsta kaip tuščia lenta, paskui mes ten visko prirašom, išmokom. Ne, jis atsineša daugybę dalykų, jis atsineša. Va štai kodėl bet kokios žinios yra atsiminimas, atpažinimas. Platono mnemonika, tai yra atsiminimo metodas. Ir va Buninas rašo, vaikiška mano siela pradeda priprasti prie naujos savo nabuveinės, randa joje daug džiugių, jau be skausmo, malonios prigimties malonumų, pastebi žmonės ir jaučia jiems įvairius daugiau ar mažiau sąmoningus jausmus. Ir vaiko siela pradeda priprasti prie naujos buveinės. Tai labai gerai pasakyta, mes priprantame, įprantame ir užmirštame, o gyvenimas, kaip rašė Vydūnas, tampa įpročiu. Pamirštame tai, ką žinojame ir toje naujoje medžiaginėje buveinėje taipogi yra labai daug gero daiktiškumo, kurį galima čiupinėti, kišti į burną, juostyti, kurį jis tą ir daro, tyrinėja į tą pasaulį, į kurį jis pateko. Ir Bugajevas savo kūrinį, ko tik lėta ir tas katinėlis Skraidūnas, baigė Natašos Rostovo žodžiais. Nataša Rostovo tai yra Tolstojaus Karo ir taikos vienas iš personažų aprašyta, kurios Nataša Rostova, kurios jis paėmė būtent, kurios parašė Tolstojus savo Kare ir taikoje. Tolstojus rašė taipogi apie savo pirmosius prisiminimus ir gana ankstyvus. Tai va ta Nataša Tolstojaus lūpomis sako taip, žinai, aš manau, kai atsimeni, viską atsimeni, iki tiek atsimeni, kai prisimeni tai, kas buvo anksčiau, negu aš buvau pasaulyje. Va tai Tolstojaus žodžiai įdėti į herojės lūpas. Tai jis rašo savo patirtį. Ir tai tie žodžiai Bugajevui užkliuvo, nes tai buvo jo asmeninė patirtis. Ir žmogus turi daug prietarų. Ir vienas iš tų prietarų yra tai, kad jis yra mirtingas. Tai yra vienas iš daugelio prietarų, kurį turi žmogus, kad aš mirtingas. Kitas prietaras tai, kad jis žino, kas yra teisinga. Vėlgi prietaras. Žmogus tarės ir žinos, kas yra teisinga. To labiau jis mokslinis pasauliečius. Tai va. Filosofas Levas Šestovas taip sako, žmogus vystymasis nuėjo loginio mąstymo keliu, kurdamas visiems privalomas ir suprantamas tiesas, ir todėl mūsų mąstymas užtarė save į kalėjimą, jis tapo hermetiškas, tai yra uždara, atmetė visą tai, kas asmeniška, individualu, subjektyvu. Ir mokslinis pažinimas, tai daugybos lentelė, fizika, logaritmai, tai kai logika, bendros formulės ir bendri dėsniai reikalauja panaikinti visą tai, kas individualu ir viską pakelti iki bendrumo, iki intersubjektyvios tikrovės. Nes mokslas sako, objektyvios tikrovės, bet objektyvios tikrovės taip ir nėra. Yra tik intersubjektyvi, prie kurios mes verčiame priprasti. Inter tai yra tarp, o iš tikrųjų tai yra suderinta visų, tai yra sutartinė tikrovė. Sutartinė. Mes sutarime, kad ta tikrovė tokia yra, bet jokia neobjektyvi. Objektyvios tikrovės jau pažangesniai, kabutėse mokslininkai jau sako, kad jos nėra. Tai yra mūsų sugalvota, mūsų būtent sugalvota sąvoka. Taigi vienas iš mūsų gyvenimo uždavinių tai prisiminti, kaip mes gyvename rojuje ir tai iš tiesų, ir tai būtent iš tiesų yra galima. Ir Tolstojus tai gerai atsimena. Jis rašo, kaip sėdi ant tvenkinio kranto ir gaudo karosus. Ir staiga užplūsta gyvenimo žavesys. Vastor. Graikiškai viena meilės rūšis vadinasi istorikė. Čia va tas pats žodis, vastor. Tai yra mistinė meilė, vastor. Išverčiau lietuviškai
žavesys virš ir apima tas džiugesys, žavesys, aišku, ne todėl, kad jis pagavo į karosą. Ir tikriausiai jūs taipogi vaikystėje kažkada, kažkokiu momentu, kažkur tai esate patyrę tą džiaugsmą, tą džiugesį, tai tu džiaugiasi, kad gyvas, kad gyveni, kad taip nuostabu gyventi. Apima tave tarsi iš nieko. Apima tarsi iš nieko. Na ir kartais mes jaučiame tą gyvenimo žavesį, tik negalime suprasti, iš kur jis mumise, iš kur tas džiugesys, iš kur tas džiugesys, jeigu mūsų dar per daug jau į senatvę prislopino visi tie gyvenimo nesklandumai, stresai ir taip toliau. O tą džiugesį dar tebejaučia maži vaikai. Prisiminkite savo vaikystę. Prisiminkite savo vaikystę. Kiek vaikai džiūgauja. Gyvenime, tame fizinė kūne, tas mūsų gyvenimas yra, kai matote, gana stipriai apribotas. Apribotas tam, kad būtų vystymasis. Jis yra konfliktiškas. Vėlgi, kur konfliktas, ten yra vystymasis. Ir gyvenimas mūsų susideda iš prieštarų. Nuolat susidarime su paradoksais, su prieštarom ir mums tas prieštaras reikia spręsti, reikia mokytis aplinti. Va taip mes pamažu įgyjam patirtį, mokomės. Va. Tai va, tas sąlygos išgyventi žemė yra gana sunkios. O sunkios sąlygos yra viena iš gyvybės vystymosi priežasčių. Viena iš gyvybės vystymosi priežasčių. Praėjusį kartą ar dar anksčiau sakiau, kad kai kūnas serga, vystosi siela. Ypač sunkios sąlygos. Ir gyvybė auga ten, kur sutinka kliūtį. Gyvybė auga ten, kur sutinka kliūtį. Kai kliūties nesutinka, gyvybė pasklinda, lygiai kaip ir vanduo. Upė teka todėl, kad turi krantus. Atimkit krantus, upė virs bala, ežera. Bala. Suspauskit į krantus ir jį pradės tekėti. O ten, kur tekmė, ten jau yra vystymas, ten yra skaidrumas, ten yra kažkas tai nauja, atsiranda ir aš ten, kur stovintis vanduo, ten prasideda visai kiti procesai, negu tai, kas vyksta būtent tekančiame vandenyje. Na tai va, tai aš maždaug tiek šitoj norėjau pasakyti, galbūt norit kažką nors pridėti, paklausti. Aš noriu paklausti, jūs, Aleksandrai, save nuo kada prisimenat? Kaip jūs vat? O save aš prisimenu palyginti gana neanksti. Aš neprisimenu, kiek tai buvo metų. Bet tai turėjo būti ne per daug. Priklauso, nes tai buvo pati pirmoji gyvenamoji vieta, kur aš gimiau. O paskui mes labai greitai pradėjom kraustytis iš vietos į vietą ir va, kiek ten galėjo būti metų, tai apie kažkokį, bet jau turbūt buvo apie 1,5 metų jau turėjo būti. Jau turėjo būti. Aš neprisimenu iš anksti. Čia tas anksti prisimeni ar neprisimeni, tai nieko nepasako apie patį žmogų, koks jis yra. Tai yra tam tikra smegenų žmogaus struktūra, yra tam tikros aplinkybės, tam tikros sąlygos. Tai ir, kaip sakyti, to prisiminimų reikia ieškoti pas daugelį ir iš kitų galima tą susirinkti, prisirinkti, kai pats pradedi prisiminėti. Tai yra, pradedi bandyti prisiminti, tai iš tikrųjų yra sunkus procesas, kaip ta karalienė Alisa iš Alisa veidrodžių karalystė sako, iš pradžių truputį pikina, kai prisiminti, kas bus. Apie tai, kas buvo iki gimimo, bet paskui pripranti. Tai šita patirtis, šitos žinios yra mumise. Ar jos mums dabar reikalingos, tai yra kitas klausimas. Jos mums yra reikalingos tik tai tiek, kad padeda geriau susivokti, kas aš esu. O dėl kitų priežasčių, kad tai būtų mums reikalinga, bent aš tai nematau. Padeda geriau susivokti, kas aš esu ir labiau pasitikėti pačiu gyvenimu.
Tai dabar, tas mūsų gyvenimas tampa toks vis labiau, esame suvaromi į gardą. Artėja pandeminis sutarties pasirašymas gegužės 27 dieną, 194 šalis turi pasirašyti. Berods 4 kol kas tik atsisakė pasirašyti. Jeigu stebėjot šitos debatus kandidatų į prezidentus, tai ten Vėgėlė nebuvo klaustas, bet jisai nuo savęs pasakė, pandeminės sutarties aš nepasirašysiu. O visi kiti už. Visa kita valdžia. Ir kaip bus? Paprašau. Ir Vaitkus už? Vaitkus nieko, Vaitkus tikriausiai ne, Vaitkus jis niekogi nesakė. Tokio klausimo nebuvo, tik tai Vaitkus, tai yra tas Vėgėlė į pabaigą ten sakė, neratifikuosiu Stambulo sutarties, pradėjo nuo pandeminio sustarimo, nepasirašyti. O šitas susitarimas pandeminio, čia PSO čia tos pasaulinės sveikatos organizacijos čia priimtas? Taip, PSO stumia šitą sutartį, kuri atims iš mūsų teisės. Tai buvo korona veikliai, prašė skiepytis Vėgėlė. Ne, jisai neprašė skiepytis, jisai buvo pats pasiskiepėjęs, bet jisai, kad neskirsis žmonės įskiepytus ir neskiepytus, jisai buvo už tai. O kas iš jūsų yra pandeminė ta sutartis? Prašau? Jūs dabar sakot, kad apie pandeminę sutartį, ne? Tai kas tai yra? Žinokit, aš dabar nebeseku. Pandeminė sutartis esmė jos yra tokia. Mes savo galias, kaip elgtis pandemijos atveju, atiduodam pasaulinės sveikatos organizacijai, gausim iš ten nurodymus. Savistoje negalėsim laikytis jokių savų taisyklių, kaip suvereniai šalis. Atiduodam suverenumą jiems. Mūsų negalios. Mūsų įstatymai pradės nebegalioti. Mes neteksime savo... O kurios šalis tos priešinasi? Lenkija turbūt? Vengrija, Slovakija. Neprisimenu. Naujoji Zelandija, Olandija čia, ką tik neseniai pareiškė, 4, Estija atrodo, ir kitų neprisimenu. Vengrija, Slovakija. Prašau. Vengrija, Slovakija. Vengrija, Latvija, Estija ir Olandija 4. Mes būsim turimi. Jie prisideda prie ištraukimų dieną. Tai čia, kai ateina, pamažu ateina tokios gyvenimo sąlygos, kai mes vis labiau esame valdomi tam tikrų nurodymų, tam tikrų taisyklių, tiesų, kabutėse, tai tada susivokti, kas aš esu, tampa prioritetinių dalykų labai svarbu. Kiek aš paklusiu tiems reikalavimams, kurie bus primetami, kiek nepaklusiu, tai priklausys nuo mano susivokimo. Bet apie tą pandeminę sutartį, ar kur nors taip labai kalba viešai? Nekaba, tas yra, kad atmetagi todėl, kad niekas apie ją nekalbama, stumia patyliukai. Patyliukai stumia. Ir apie niekas Apie viską. Aš apie tą pandeminę sutartį skaitau, tik tai yra toks internetinis puslapis, https sapereaudė.lt. Ir ten dažnai apie ją. Sapereaudė. Čia lotyniški du žodžiai. Tai lietuviškai yra? Lietuviškai ten verčia straipsnius ir talpina iš kitų kalbų. Sapereaudė. Kaip girdisi, taip ir rašosi. Audė. Visur. Sapereaudė.lt. Jie yra telegramai, bet kol kas YouTube rodo. Kartais nerodo, bet paspaudė kitą, vėl rodo. Jie jau išėra į... Sapereaudė ar seperaudė? Prašau? Sapereaudė ar seperaudė? Saperė. S-A. Taip, S-A-P-E-R-E-A-U-D. Šiandien tenai biškių uždėti, ten kažką Saperė. Sape, paskui R-E-A-U. A-U. Saperė audė. Ir yra telegramė, ne? Telegramė yra, bet dar aš klausau per YouTube. Aš telegramų iki net... Jie yra telegramė. Bet jeigu ir YouTube yra. Dar kol kas yra YouTube, bet jau kartais būna perspėjimas, kad nerandam. Buvo porą kartų, bet paskui vėl randu. Bet jie jau yra perspėjimas į telegramą. Tai va,
visa ta kontrolė. Vat klausiau labai įdomaus interviu su Durnovu, atrodo, tai Telegramo įkūrėjas. Durnovu, atrodo. Ar Durov? Aš suprasiu, Durov, tai tikriausiai, ne Durov. Labai gabus vaikinas, iš čia tą Telegramą sukūrė Rusijoje ir jisai iš Rusijos išvarytas buvo, turėjo pabėgti, nes valdžia pareikalavo tų visų duomenų. Aš negaliu duoti. Jis išvyko į Berliną, ten nepritapo, išvyko į Franciską, ten SVB vėl ten reikalavo, dabar yra Dubajų. Ten su tą valdžiais puikiausiai sutarė ir valdžiais su valdžiais nebendradarbiavo. Telegramas. Labai švarus vaikinas. Su Tukeriu kalba, su Karsonu Tukeriu. Labai įdomus pokalbis. Tas su Putinu kalbėjo? Prašau? Tas su Putinu kalbėjo? Taip jis kalbėjo apie save, apie visą savo, kaip sakyti, kelionę, tą sukūrimą ir, kaip sakyti, nebendradarbiavimą su jokiom institucijom ir griežtai skelbti nieko nepribūti. Visiems suteikti teisę pasisakyti, nieko neišbraukti, nieko nepanaikinti, nieko nekankinti. Ką žmonės, aišku, ten jau pačius kraštutinius atvejus, tai ten kažkokius tai gal ir ne. Bet šiaip tai normaliai ten visi gali pasakyti, kas ką galvoja, kas ką mąsto. Tai va. Tad paskaitykite tą knygą Erikas Emanuelis Ugnies naktis. Labai gera knyga. Jos jau nėra, aišku, ją galima susirasti arba bibliotekoje, arba kažkur senose knygose, senai autoriai aš ten radau ir nusipirkau labai gera knyga. Ten irgi apie savęs paieškas, ten skyrius apie veidrodį. Kaip jis paauglystėje žiūrėjo į veidrodį. Sako, kai aš papasakoju savo draugį, manęs visiškai nesuprato. Visiškai nesuprato, kaip tai gali būti. Kaip, taip yra. Ir priimkime tą kitokį gyvenimą. Ir tas mūsų šitas gyvenimas yra toksai, jis ir toks, koks yra. Bet jis nėra tikras, jis nėra ta tikroji, kuri yra. Ir kas yra tiesa. Tai neseniai perskaičiau Hėgelio ištarą, to garsaus 19 amžiaus vokiečių filosofo. Die Wahrheit ist ganz, tai yra tiesa yra visuma. Tiesa yra visuma. Visuma. O kas žino visumą? Niekas. O skelbiasi žino tiesą. Ir kai žmogus patikė, kad jis žino tiesą, tada jis nori tą tiesą primesti kitam. Primesti kitam. Žmogaus galimybės sakyti tiesą yra labai ir labai ribotos. Labai ir labai ribotos. Vat jau tie, kurie skelbiasi, kad skelbia tiesą, nuo jų jau reikia atsiriboti, tam tikrą prasme. Jau nepasitikėti. Nes jie primes tau tą savo tiesą. Ir kokiu būdu, tai čia klausimas. Gali būti labai stipri prievarta. Tai va tas tikrovė kuriama visada naudojant prievartą. Tikrovė, objektyvus pasaulis kūriamas naudojant stipresnį arba silpnesnį prievartą. Bet kokia programa, kuri dėstoma iki mokyklos, bet kokia pasaulėžiūra yra prievarta. Tai va, tai šitam kartu tiek.